Šiandieną pas mus svečiuose Karolis Rimkus. Karolis yra Caption agentūros, kuri užsiema socialiniais tinklais ir komunikacijos sprendimais įkūrėjas ir vadovas. Dar vienas užsiėmimas, kurį jisai aktyviai propaguoja, tai bėgimas. 100 km nuo Vilniaus iki Kauno jam tikrai neriba. Tai labas, Karoli. Sveikas. Tai papasakok trumpai, kaip gimė pats Caption, kaip prasidėjo visa idėja ir nuo ko startavot? Startavom nuo manęs, išaugom iki 35 plus žmonių. Startas buvo toks, kadangi tai paslaugų verslas, tai iš esmės vienas pats gali daryti dalykus pradžioje. Ir tada, kai jau pats nebeišsitenki savo laikę, yra pasirinkimas arba didinti kainas, klientus įstatyti į eilę, arba plėstis. Tai pasirinkimas buvo plėstis. Čia prieš kokius 5,5 metų, 6 jau beveik, tas pasirinkimas vedė iš to, kad pradžioje teko tik tai freelancų galbūt kitus kuruoti, ko pats nemoku ieškoti pagalbos internete. O dabar jau turim tokią full service komandą, kas yra labai smagu ir klientus galim socialinių tinklų, turinio kūrimo, brandingo, komunikacijos klausimais, plius minus pilnai aptarnaut in-house patys. Na, o tai jau dabar neoutsourcinat kažkokių dalykų? Visų kompetencijų visada neturėsi, tai kažkuriem išskirtiniam dalykam, ten, nežinau, kokiai nors išskirtiniai 3D animacijai. Tikrai pasimtumėm, jeigu reikia freelanco žmonių, bet šiaip plius minus mokam jau tikrai daugumą dalykų patys. Su kokiais iššūkiais susiduriat agentūros veikloje? Imkim šiai dienai, tarkim. Tai visada turbūt tas pats yra, kažkam išeinant atrasti, kas pakeista žmogų ir labai neliūdėti, kad tas žmogus išėjo. Čia turbūt didžiausias ir moralinis. Visur Visur toks pats iššūkis, nes kadangi paslaugų sektoriuje esi, tai iš esmės žmonės ir atlieka visus darbus ir svarbiausia yra žmonės komandai. Tai čia turbūt didžiausias toks challenge'as. O šiaip tai struktūriniai, galbūt vidiniai tokie tvarkos, sistemų susidėliojimai. Su klientų pritraukimu kažkaip sunkumų didelių nėra, kol dar gal neskeilinam super daug. Tai tokie vidiniai galbūt klausimai yra tie, kurie kelia klausimus. O kas labiausiai žavi tada? Dėl to keliesi kiekvieną rytą ir akys dega, kaip ir dabar. Oi, galimybių gausa, ką galima nuveikti atėjus darbo dieną į darbus. Ta prasme, gali absoliučiai visko atrodo imtis, visur prikišti savo pirštus. Reikia save jau riboti tiesiog dėl tų galimybių ir mokytis tik vystyti tai, kas jau ir taip gerai sekasi. Man tas sukuria didelį džiaugsmą, bet tuo pačiu savo reikia išsikelti kartais tikslus naujų dalykų nesiimti. Šiemet, pavyzdžiui, buvau išsikėlęs tikslą jokių naujų darbinių dalykų nesimti. Irgi rimtas tikslas. Jo, ganėtinai sunku, nes labai norisi vis kažką pabandyti, dar kažką naujo imti, taip toliau. O tiesiog vystyti tai, kas sekasi. Čia fokusą sudėti, pasistengti, dažnai būna gal ir sunkiau ir šiučių daugiau motyvacijos reikia, tai kol kas einasi gerai. Supratau. Pradžioje tave pristačiau kaip ir bėgimo entuziastą. Tai trumpai papasako, kaip gimė idėjos pradėti bėgioti ne tik maratonus, bet ir iš Vilniaus į Kauną. Ar atvirkščiai, jeigu gerai pamenu. Tiesiog toks irgi vystymas dalyko, kur bėgioji, pasieki tikslus savo užsibrėžtus. Vieni veikia taip, kad tiesiog mėgaujasi procesu. Man patinka mėgautis procesu, žinant, kur link tas procesas veda. Tikslo diena dažnai būna sunki. Tai ten iš Vilniaus į Šiaulius bėgant kokius, ar kai iš Klaipėdos į Vilnių bandžiau parbėgti. Stipru. Ir nesigavo, bet gal dar bus šansų pabandyti. Tai ta diena būna tokia truputį kančios, bet vis labiau pradedu išmokti pamėgti ją. Bet šiaip labai faina tiesiog ruoštis šitiem dalykam. Ruošimasis galbūt keliom minutėm greičiau nubėgti maratoną nėra tiek smagus, kiek ruošimasis, logistika ir strategavimas 200 km bėgimo. Sunku man įsivaizduoti, aš pats nelabai bėgioju, bet ką tu galvoji, kai bėgi tuos didelius atstumus? Ar tu klausai muzikos, ar nežinau, turi audio knygų kažkokių? Ne, jokiais būdais, kadangi aš dar daugumą bėgimų tų pasidarau bėgti šalikėlėm, tai būtų truputį gal nesaugu kažką klausyti, kažką tai galvot. Tos mintis per pirmas kelias valandas praeina ir tas jaudulys praeina kažkoks, tuščia ganėtinai galva būna. Tiesą sakant, jau į kokią ten 16-18 bėgimo valandą jau darosi ganėtinai nuobodu netgi. Apie ką galvojate? Apie ūkiškus dalykus, kada kur reiks pritūpti galbūt, kada reiks pasimaitinti, kiek kalorijų suvartojau, kada kokį nors pasiskaičiuoji savo greitį, tada bandai kalkuliacijas daryti galvoje, jeigu pagreitėčiau tiek, tai kas tada pasikeistų ir žiūrėk ir praeina tas laikas. Nu, okay. Tai kiek daugiausiai valandų bėgai? Kol kas 20. 20 valandų beveik visą parą. Nu, įspūdingas rezultatas.
Gerai, kadangi jau atvykai pas mus į svečius, tai vis tiek turiu paklausti, kaip pasikeitė tavo požiūris į buhalteriją, pradėjus dirbti su Robu. Man šiaip tokia patirtis bendrai, kiek teko per gyvenimą susidurti su buhalterija vykdančiais žmonėm, buvo tokia labai įvairi, sakyčiau. Tikrai yra tekę ir dirbti darbuose, ir kaip freelancų tvarkantis dalykus, susidurti su buhalterinės paslaugas teikiančiam įmonėm arba žmonėmis, kurių bijai kartais, kur visada jauties prastesnis kažkoks, tarsi tu neišmanai tokių elementarių galbūt dalykų. Ir gal tai ir buvo tiesa, ypač tikrai pradžioje. Negali tiek žinoti, čia neapsakomai didelis kiekis, kiek reikia visko žinoti. Ir tuo pačiu norisi, kad jeigu jau kažkas žino šitos dalykus, tai nelabai ir būtų klaidų, nes atrodo kaip arti matematikos šitas mokslas, kuriame gali žinoti detalės ir kažko tai praleidimas iki galo nepaskaičiavimas jau yra tokia sunkiau galbūt atleistina klaida negu klaida sprendimuose, kuriuose įmanoma daug pasirinkimų ir įmanoma daug dalykų padaryti. Čia atrodo daugumą atveju yra vienas geras pasirinkimas ir to dalyko kažkaip prisibijodavau klaidų, kai būdavo kitos buhalterinės įmonės, su kuriam dirbdavom. Ir tų klaidų nesinorėjo ir pradėjus dirbti su jum, net nesistengiant labai girti, jų nėra. Ir aš nežinau, kas čia, kokia čia magija, ar čia visada taip turi būti. Ir negana to, dar tiesiog viskas paprasta ir kažkaip tai lengva ir malonu bendrauti. Tai arba čia pataikėm ant žmogaus, su kuriuo dirbam, arba tiesiog visa sistema taip paruošta. Miksas, sakyčiau, miksas. Jo. Supratau, o gal tada dar galėtum išskirti, nežinau, keli sistemos kažkokius pagrindinius pliusus, kurie tau padeda kasdieniai veikloje tvarkyti su finansais ir panašiai, sekti kažkokius įmonės procesus. Yra analitiniai įrankiai, neblogi labai pas jūs, kur galima pakankamai paprastai, neprašant nieko ir su nieko nekontaktuojant, neprašant buhalterės, kad atsiųstų kažką, nueiti ir pačiam pasitikrinti, kad ir kas keletą minučių, jeigu labai nori, kai sąskaitos ten plaukia viena po kitos, ką tai lemia, ką tai keičia ir kaip išsiskaičiuoja kiti dalykai. Man tas labai patinka ir tas labai palengvinantis yra procesus. Tuo pačiu galėjom atsisakyti kai kurių dalykų, kuriuos sekėm patys anksčiau Exceliuose ir dabar susidarė analitinės sąskaitas ir priskyrė klientus, išlaidas, galim net ir žmonių atlyginimus proporcingai išdalinę prie klientų, su kuriais dirba kaip pavyzdys, galim matyti ne tik bendrą vaizdą, bet ir labai detalų vaizdą, kaip sekasi kiekvienoje sferoje. Tai šitie tokie esminiai ir turbūt tas, kad apie visas sąskaitas, kurių gyvas galas ateina iš visų pusių, mažai ganėtinai galvoti reikia, forwardinį e-mailą ir viskas. Dar čia dažna baimė būna, kartais girdim iš potencialių klientų, kad nebus buhalterio, reikės bendrauti per atstumą, neišgersim rytais kavos, kokią nuomonę apie tai turi ir ar netrukdo tas nuotolinis darbas. Visiškai netrukdo. Man tai atrodo, kad pasitarti reikia 2-3 kartus kokius per metus taip rimčiau, kiek iš patirties atrodo reikdavo, nes daugumą dalykų sužinai vieną kartą ir žinai kitiem kartam pats, kaip veikia kažkoks tai mokestinis ten dalykas. Ir apie tą dalyką tartis, regis, daug labai nereikia. Apie kažkokias lengvatas ar dar ką mokestinės irgi sužinai ir gali taikyti. Kaip apskaita ten vykdoma irgi sužinai ir žinai ateičiai. Tai iš esmės daugumą klausimų, gavus juos atsakymus, daugiau nebereikia jų užduoti. Pasitarimai kažkokie, tai vieną kitą kartą galime ir susitikti, galime susiskambinti. Man atrodo, aš tai mėgstu susidaryti sąrašą tokių detalių ir klausimų, kad pats nepamirščiau visko, nes kai dalyko pilnai nesuvoki, norisi ir ramiai užduoti klausimus, o ne taip išsiblaškiusiai. Gauni visus atsakymus, turi ateičiai. Atvirai sakant, net nežinau, tas susitikimas toks, ryšio galbūt palaikymui. Jo, čia irgi kartais gal nuo verslų priklauso, vieni labiau yra prisirišę prie to buhalterio, kiti mažiau. Na ir pabaigai gal paprašysiu duoti vieną patarimą, kuris tau atrodytų svarbiausias prieš pradedant kažkokią naują veiklą arba startuojant su verslu. Aš duosiu patarimą tikrai tiesiog pasirinkti buhalterinius partnerius ir nepataupyti galbūt pradžioje netgi. Nes labai norisi, labai ir siūlosi. Atrodo, kai užregistruoji įmonę, kažkur į duombazę įkrenti ir pareina laiškai iš visų pusių ir yra pagunda imti variantą, kuris yra galbūt pigus, bet tikrai rekomenduoju geriau pasimti variantą, kuris yra patogus, nes tiek sutaupo mąstymo apie šitą sferą, kurį skiriant negali skirti savo dėmesio kitiem. Tai patarimų gyvas galas gali būti, bet šitas, manau, fainas ir parankus mūsų pokalbiui. Jo, tai tikrai taip. Tai aš tada dar vis tiek irgi pradžioje paminėjau, kad esi
tam tikras ir socialinių tinklų guru, ypač LinkedIn'o, gal tada dar galėtum dar vieną patarimą duoti, kaip pradėti komunikuoti žmogui, kuris nori, bet dėl kažkokių priežasčių nedrįsta. Išsivardinti savo tas priežastis, pirmiausia, nes kai vedam irgi mokymus, kurių tikslas padrasinti kitus komunikuoti, tai ir jums esam vedę mokymus, tai dažniausiai tų baimių ar nuogastavimų gyvas galas yra. Kas jaudinasi, kad yra per daug galbūt ten junior specialistai ir negalės pasidalinti tokiam žiniom, kokias turi senior specialistai, taip pat esantis įmoniai, bet nekomunikuojantis. Kiti galbūt bijo, kad kritikos kažkokios tai susilauks. Kiti galvoja, kad neturi ką papasakoti. Tai šitos dalykus įsivardinus, bent jau bus lengviau suprasti, kodėl tai yra baimė ir pabandyti savo susirašyti. Visas tos baimės pagrindė yra nepagrįstos. Gal naujausią tokį pavyzdį pasakysiu iš teisininkų sferos. Jie tikrai daug labai žino, labai daug išmano, lygiai taip pat kaip buhalterijos ekspertai. Bet jie galvoja, kad dauguma dalykų yra žinomi visiems, arba jie yra per paprasti. Ir ką aš čia apie tai rašysiu, o apie tuos dalykus, kurie nėra žinomi, tai jau jie yra slapti mano darbo dalykai. Tai tuos paprastus dalykus komunikuojant, tu nustebinsi 99 iš 100 žmonių, gal vieno nenustebinsi. Bet dažniausiai mes galvojame apie tą vieną, kuris galvos, nu čia jau kažkokius pamatus aprašinėja, kuriuos visi ir taip žinom. Pabandyt paprasčiausiai pradžioje. Daryt, let's do it, ne? Ja. Reikia daryti ir pasidaryti. Gerai, tai ačiū tau labai, kad tu Dėkui. sukai svečius ir manau, keliaukim pas tavo buhalterę Justiną. Keliaukim.